Sveiki, mes čia su Virgilijum bendravom, už tą patį dar išbandėm kitą įrašinėjimo metodą. Deja, jis pasirodė ne pats geriausias ir šio įrašo kokybė bus prastoka, perspėju iš anksto. Na, bet jei norit išgirsti gana originalias Virgilijaus mintis, tai galit paklausyti sukandę dantis dėl kokybės. Bendravomės apie 4 valandas. Čia pateikiu tik tai gana įdomius fragmentus. Gero klausimo. Kai aš dariau įrašą, aš ten iškirpau tas visas maldas, kurie ten suklaupę vedėsi. Labai gerai padarei, nes tai yra ne nuo Dievo. Jeigu Jėzus sako, jeigu melsitės pelnysite pasmerkimą, tai jeigu mes parodysime, kaip suklaupę meldžiasi, tai bus čia ne Dievo žmonės, bet tai yra, sakykime, tie tokie patys kaip fariziejai, tokie patys kaip stabmeldžiai, kurie tikisi maldomis pakeisti gyvenimą. O Jėzus Kristus yra meilė ir jėga. Mes galim pakeisti gyvenimą meilės jėga. Mes turime melstis vienas kitam. Tu negali melstis Dievui, kurio nematai, nesimeldamas šalia esantiems broliams. Tai malda yra prašymas. Meldžiu tave, tą ir tą padaryk. Meldžiu tave, padarykim kartu. Meldžiu, pagalvokime apie tai. Tai yra malda žmonėms, malda broliams. Seniau girdėjau, Tomo Evangeliją bandžiau skaityti, aš seniau girdėjau, jeigu melsitės, būsit ten pasmerkti. Štai, puiku, kad ne aš pirmas, aš tik patvirtinu tą žinią. Reiškia, tokia pirma mintis, reiškia, kas čia yra, reiškia, atmetimo tokia reakcija, bet ta reakcija yra iš proto ir aš, reiškia, su savo protu kažkada jau susitariau, kad, reiškia, protas mano yra skirtas atlikti visokiam darbam, bet neatmetinėti Jėzaus žodžius. Jeigu aš tą pasakyčiau, tai visi atmestų. Ir aš pats atmesčiau, sako, žiūrėk, reikia melstis, reikia nesimelstis, reikia aukoti, reikia neaukoti. Mes visi nesame tik tai, sakykime, mes negalime stoti savęs aukščiau savo suvokimo virš Jėzaus suvokimo. Bet ir Romaldui pasakiau, jeigu tu, kiek kartų girdim, štai popiežius neteisingai moko ir aš tokios pačios nuomonės esu, štai ir Mindaugai, mes čia suprantam, tai kurių galų mes tikim tik tomis neaiškiomis Jėzaus kalbomis, kurias mums pateikė katalikų bažnyčia su tikslu, kad mes nesuprastumėm. Jeigu yra kai kuriuose evangelijose labai aiškiai Jėzaus žodžiai pasakyti, kur nėra jokių dviprasmybių. Aš to nesupratau, bet aš neatmečiau ir aš prašiau Dievo, kad man padėtų suprasti apie tai dabar, kas yra. Ir man toks atsakymas atėjo, kad čia yra susiję būtent su tuo, jeigu tu norėsi patikti žmonėm, ta prasme, jeigu tu melsies tam, kad patikti žmonėm, jeigu pasninkausi tam, jeigu eini į lauką ir meldiesi tam, kad visiems patiktum, tai tada ir bus tai, ką sako Jėzus, susipasmak. Taip, netgi aš tai būdamas, aš esu tolerantiškas žmonėm, aš jiem nepuolu sakyti, kad štai jūs čia ne taip darot, bet mane labai nudžiugino, kai visi ten suklaupę meldėsi, o tu sėdėjai ir aš sėdėjau, mes tyliai, kaip ir aš taip pat ir tu žiūrėjau, mes kalbėjome su Dievu tėvų mintise, mes nepuolėm, žiūrėkit, kokie mes čia, žinau, kaip tu gali klauptis prieš Dievą, kurio nematai, nesiklaupdamas prieš savo brolių? Mes vienas prieš kitą tai nepuolam klauptis. Kada kartoji Jėzus, bus taip, kaip aš sakiau. Tu prašyk, ko tik nori Jėzaus vardu, niekas neįvyks. Tu turi prašyti meilės vardu. Prašydamas meilės vardu, tu prašai Jėzaus vardu. Nes Jėzus yra meilė žmogaus žmogui. Dievas tėvas yra kosminė meilės jėga, nes sukurta žemė, sukurta visata, sukurtos planetos yra protų meilė ir, nežinau, ten labai yra protingai sukurta. Pavyzdžiui, kai sako, melskimės, kad kometa neatsitrenktų į žemę ir mūsų nepražudytų. Tai neįvyks. Tai ne maldų reikalas. Tai yra Dievo tėvo sukurta ir tikrai to neįvyks. Nes matai, tai yra teorija, kas pirma atsirado, ar materija, ar sąmonė. Buvo bandyta, kad štai įvyko sprogimas, toks vienas taškas sprogo ir įvyko štai turim visatas, bet sprogimas būtų chaotiškas. O čia viskas labai
tiksliai apskaičiuota matematiniam trajektorijom. Reiškia, mes randam išvadą, kad tai yra sukūrė protas. Bet tai protas ne žmogaus. Ir meilė ne žmogaus. Tai yra sukūrė kosminis protas. Pasakoju žmonėms, kurie yra nusisukę nuo Kristaus, atsukę Kristui užpakalį. Aš noriu jam paaiškinti, kad laikas jau sukta užpakalį kitą pusę. Jie tavęs nesupras, aš pasakyčiau kiek. Nors šiaip va štai tu toksai normaliai bendraujantis, bet, sakykime, labiausiai yra svarbu, kad iš balso kalbančiojo sklystų kuo didesnė meilė. Tai kuo didesnė, nes tobulumui ribų nėra, meilė irgi nėra ribų. Ir kaip pavyzdį, aš norėčiau pasakyti, kažkoks yra vyrukas iš Vitebsko, kabalistas, bet jis su tokia šiluma, kad jo klausai kaip gražiausios melodijos. Tai yra labai svarbu. Čia aš irgi tokio talento neturiu, kad štai manęs klauso kaip gražiausios muzikos. O man, pavyzdžiui, su žmona bendrauti labai malonu, nes aš galiu telefonu jos klausyti po 2, po 5, po 10 valandų ir visą laiką bus malonu, nes jos balsas malonus. Su manim padarė telefoninę konferenciją Juraitis. Kada nors galėsite paklausyti, ką aš jam kalbėjau. Tai jis įrašė nepasiruošęs, aš tiesiog kalbėjau kaip su tavim, paprastai kalbėjau, o jis sako, štai mes įrašą šitą duosim viešai, nu gerai, viešai. Tai vėlgi, aš stengiausi, jis važiavo mašina, aš stengiausi greitai ir daug pasakyti. O žmonės klauso, kas šitą taraduoja, kas šitą taip, žinai, kaip kažkoks pliurpalas. Tai, bet aš tą kalbėjau Juraičiui asmeniškai, kadangi taupiau jo laiką. Bet jeigu aš žinau, kad tai klausys žmonės, o žmonės nemėgsta greitą kalbės, reikia jiems žmonėms pabrėžti esminius žodžius ir esmę. Ir kalbėti va tokiu ramiu, sakyčiau, šiltų balsu ir aiškiai. Yragi galimybė paspartinti. O jeigu kam reikia palėtinti, tas galėtų palėtinti, bet čia aišku reikia dar suprasti, kad tokios galimybės yra. Aš galvoju, kaip pakeisti mes galim Lietuvą nuvesti pas Dievą, pas Jėzų Kristų. Tai turbūt viena iš mano minčių, nesvarbu, per bet kokią programas, per YouTube, mes turim pakviesti, kad žmonės įsirinktų Lietuvoje sąžiningiausius ir garbingiausius 20-30 žmonių. Tada mes su jais galim jau kalbėtis ir vesti Lietuvą, nes jeigu žmonės yra silpnapročiai, egoistai, smulkmeniški ir kuriem rūpi savo asmeniniai interesai, savo šeimų, savo ten kokios įmonės asmeniniai interesai. Mes nieko gero negalim su tokiais žmonėm padaryti gero Lietuvai. Tai tiesiog aš galiu būti paskutinis sąraše, bet man reikia žmonių, su kuriais galima būtų kalbėti. Su Adamkum kalbėti negalima, su Grybauskaitė negalima, su Nausėda negalima, tai su kuo galima? Aš principę bandžiau su Grybauskaitė susisiekti, aš kai kurių dalykų pasakiau jos ten sekretoriai, kokia ten jinai dabar yra ten padėjėja. Sako, nu galit jūs parašyti jai laišką, bet iš principo, sako, jūs šitų klausimų nebesakykit mums, dabar kalbėkit su Nausėda. Sako, jinai jau baigė kadenciją, jinai dabar ilsisi, bet žiūriu, vyksta kokia šventė, atvažiuoja, sako, visi juos kviečia. Ten, kur yra tuštybė, jie lekia, žiūrėkit. Ten, kur pasikalbėkim, kaip turinti patirtį, tu buvusi prezidentė, žinanti daugybę dalykų, ką jis sakė, aš ne viską galiu parašyti knygų, aš ne viską galiu pasakyti. Aišku, ji negali pasakyti, kad štai mane Amerika spaudė, kad aš Lietuvą skurdinčiau, kad Lietuvą varyčiau į skurdą. Ji to pasakyti negali, bet mes bent problemą galim tą dalyką spręsti, kaip daryti, kad ir Amerika būtų laiminga ir mes Lietuvą keltumėm į gerovę. Kalbėkim atvirai, ką galvojam, tą ir sakykim. Nes klasta gaunasi iš to, kada vieną kalbi, o kitą galvoji. Aš visada kalbu tai, ką galvoju. Ką šią minutę galvoju, aš tą dalyką pasakau. Mes, Dievo vaikai, turime būti ypatingai kuklus, ypatingai su mažais poreikiais. Kuo skiriasi Dievo vaikai nuo ne Dievo vaikų? Pas Dievo vaikus yra ypatingai maži poreikiai. Jie laimingi mažais poreikiais, o jiems nereikia. Nes žmonių nelaimingumo priežastis yra tai, kad jiems vis maža. Ir sako, štai pinigų niekada nebus gana, jų bus visą laiką maža. Bet jeigu tu pinigų visai nekaupi,
pavyzdžiui, tu meti pinigus finansų rinkas ir nesiruoši jų susigrąžinti. Tu tai įmetei 10 eurų ir viskas, eina metai, 2, 3, jau iš 10 eurų tu padarai 1000, 10 tūkstančių, 100 tūkstančių, supranti. Tai yra galima padaryti. Ir galbūt ateis kažkada laikas, va, štai reikia kažkur kažką padaryti, reikia Lietuvoje nupirkti visą kaimą, apsodinti sodais, paversti, iškasti tvenkinius ir skirti Kristaus žmonėms, o Kristaus žmonės yra tie, kurie irgi gausina žuvį, gausina vaisius, gausina miškus, gausina viską, gausina tai, kas nuo Dievo. Nes jeigu žuvis yra nuo Dievo, bet jeigu žmogus nevykdė savo paskirties, jeigu per daug ir jų neišgaudys, jos susirgs. Jeigu bus per mažai, vėl ten tvenkinys nebus išnaudojamas. Žodžiu, žmogus turi valdyti visą tai. Aš apie žuvis pasakiau, bet lygiai tas pats apie vilkus, nes girdėsi, va štai, reikia vilkų. O atvažiavo mano draugas iš Islandijos, sala, ir sako, kur be važiuotum, ten avis. Žodžiu, Islandai labai turtinga tauta, o tautinga todėl, kad visa ta nedidelė skurdi žolė, kuri užauga, virsta avių mėsą. Ir ten, jeigu avį ant kelio nutrenksiu su mašina, gana didelė bauda. Ir ten vilkų nėra, ir kažkodėl nereikia tų vilkų sanitarų, kad Islandų avių kaimenės darytų sveikomis. Nereikia to. Tai čia va yra tikrasis Kristaus mokymo skelbimas. Nes jeigu mes esame su Kristumi, mes esame išmintingi. Mes negalim būti, aš tada jau Anykščiuose pateikiu pavyzdį. Man labai nepatinka, kai kur nors ateina, sako, pasimelskime. Ir aš žiūrim, ir mano žmonai labai keistai atrodo, moteris žiūri į lubas ir rėkia, o Jėzau. Jeigu žmogus normalus tokį dalyką pažiūrėtų, tai sako, tai čia fanatikė, čia sektantė, čia nieko bendro su Jėzumi neturi. Jėzus yra natūrali meilė žmogaus žmogui. Jėzaus darbai yra meilės darbai. Tai tu girdėjai vakar. Sako, štai mes susitinkam pas Česlovą, štai gal važiuojam į Kretingą. Kretinga vėl sako, pas mane nakvynės nėra. Mes, žodžiu, per visą Lietuvą grūdamės, pakalbam labai abejotinai, tu galėsi kažką pasakyti kaip dabar. Tu gali daug sakyti ir aš galiu daug sakyti ir mes patogiai sėdėm namuose. Tai vėlgi, tai jau Dievo palaima. O ten mes turime grūstis į Kretingą iš daugelio, sakykime, tų, kurie daug kalbės, iš jų nesklis meilė, nesklis ir Jėzus reiškia, bet jų ant liežuvio daugumos bus Jėzus vardas, bet meilė iš jų nesklis. Ir po to net negalim kažtai, nusimaudom patogiai, pernakvojam, ne, jūs vėl į Nemenčinę grūskitės, važiuokite ten 300 km, grįžkite. Ko važiuoti? Ko ten važiuoti? Romualdui aš sakiau, aš kitaip suprasčiau. Aš sakyčiau štai, Romualdas gyvena prie ežero, jo ten mama turėjo ant ežero kranto namukas, toks skurdus namukas, bet esmė yra kita. Romualdas gali sakyti, štai aš organizuoju Jėzaus garbei žvejybos dieną. Kas mėgsta žuvauti, tai vis vien tarp daugumos vyro atsiranda žvejai. Jie ten 5, ten kokie prižuvauja. Mes, kurie, aš irgi nemėgėjęs kažkiek ten to žuvau, štai mes iš karto išdorojam to žuvitės, nuskutam žvynus, mes supranti, ir mes štai jau užkuriam laužą, kepam tą žuvis ant laužo, ten valgom ir jau tada galima ir Jėzaus garbei, kaip Juozas tada puikiai dainą, giesmę sugėda dovanai ir viskas, tada gaunasi šventė. Tai reikia tą dalyką planuoti. Šventė nesigaus savaime, kaip sako, Romualdas laikosi tokio dalyko. Kaip Dievas veda, tai bus. O iš kur žinai, kad čia Dievas veda? O gal čia kokia nors šėtonas veda? Iš kur žinot, kad Dievas veda? Man taip pirma tokia mintis kilo, tarkim, aš neturiu kur priimti žmonių, tai aš ir nekviečiu. Tai ką man reikia su savim padaryti, kad aš neturėdamas kur priimti žmonių jos kviečiu? Nežinau. Ne, čia reikia, mes susitiksim čia broliai, bet brolis tai yra ne tas, kuris šaukia aš tavo brolis, bet kuriam visai nerūpi, kad tu jaustums patogiai. Jam svarbu savo tokią, sakyčiau, šėtonišką stabmeldystės sampratą tau įbrukti.
Jam tai nežinau, lygiai taip pat, kaip, pavyzdžiui, kodėl aš kalbuosi su Anykščių klebonu. Sako, aš svajoju, kad man būčiau laimingas, kada bus pilna bažnyčia žmonių. Aš dabar galvoju, o koks skirtumas? O skirtumas toks, kad jeigu kiek dabar sueina, tai suaukoja bobutės per kartą 800 eurų. Jeigu bus pilna bažnyčia, tai suaukos 8000 eurų. Ir klebonas bus patenkintas. Štai aš dabar galiu praėsti ir prašykti 8000 eurų. Tai čia satanizmas. Čia aš visą laiką noriu pasidomėti, taip kaip buvo, pavyzdžiui, pas apaštalus. Sudedami krūvą pinigus, gerai, tos babutės suneša į bažnyčią, bet klebonas turėtų štai, čia klebonas, čia Anykščių bažnyčia, štai nuperka šitą namuką, čia dabar bus benamių namai. Vieną namuką paliekam klebonui šitas vieną mirę žmonės. Tai klebonas įrengia tokį viešbutį, iš kur atvyksta turistai iš viso pasaulio, jis per mėnesį paima 1000 eurų, man, niekam daugiau nieko, ne tiem žmonėm, kurie padeda jam, žinai, viešbutis, reikia patalynę pakeisti, nieką. Ne, jūs šešiai patarnaukit, visi pinigai man. Kaip gali būti toks gobšumo lygis, bet tokį gobšumą būtent ir ugdo bažnyčia? Vis tiek aš nesuprantu, kam kvies žmogų, jeigu tu neturi kur jo, reiškia, priimti. Jeigu ten mes rasime Dievo vaisius, tai kitaip sakant, ten mums bus gerai, mes jausimės laimingi. Tai taip, bet jeigu mes ten, bet matai, kaip sako Kristus, žodžiu, tavo dešinėje kris 1000, kairėje 10 000, bet tau nieko neatsitiks. Aš šitą priimu asmeniškai finansų rinkose. Ten praranda ir krinta ne tai, kad 10 000 ir 100 000, bet man niekada neatsitiks. O iš kitos vietos, žiūrint, bus daug tų pagundų, kviečia ir ten vyk, ir taip, o tu pagalvoji, o gal tai vagis, kuris paprasčiausiai pavogs mano laiką, pavogs mano dieną, aš pabūčiau su vaikais, aš pabendraučiau su maloniais žmonėmis, o dabar kažkur važiuoju ir klausau kažkokių, sakyčiau, silpno proto žmogaus tvirtinimų. Yra labai nemalonu, kai, pavyzdžiui, žmogus nori tau kalbėti, bet visai nenori girdėti tavo, ką tu manai apie jo kalbą. Jiems svarbu atsakyti. Aš pasakiau, aš padariau, jeigu tu nepriimi, tu reiškia blogas, žodžiu. Tokį dalyką turi pamokslininkai. Aš čia nueidavau Anykščius, mane ten pakvietė irgi, aš nepasiveržiausi. Iš pradžių ten VŽB, paskui sako, sekmadienį čia bus krikščionys evangelikai. Gerai, atvažiuoja pamokslininkas iš Vievio, iš Vilnius atvažiuoja šitas. Gerai, pamokslas valandą laiko. Jis ten kalba, kaip jūs supranta, aš tas pačias Biblijos vietą žinau, aš noriu kažkaip pasakyti. Ai, sako, dabar tu tylėk mišios prie arbatėlės. Gerai, pasibaigė, moteris kažkiek ten yra arbata, kava, sausainukai. Ir aš bandau prie pamokslininko, sakau, dabar aš palaukiu, aš noriu šitą klausimą. Jis vėl nenori girdėti, jis antrą pamokslą varo. Aš, supranti, noriu su juo pasikalbėti, aš jam pasakiau savo mintį, jis viskas vėl varo 15-20 minučių, visai neleisdamas man neįsiterpti, nei nieko. Va štai tokie jie yra. Tai tu pats pagalvok, įsivaizduok, tu atsiveži magnetofoną, įjungi ir ten 2 pamokslai rašyti. Ir kažkas klausia to magnetofono kažko, tai nesąmonė, magnetofonas tam skirtas, kad atsakinėtų ir galvotų. Žmogui problema, jis galvos nenaudoja, proto nenaudoja, išmoko porą pamokslų labai gerai, o ko daugiau reikia. Tu labai gerą pasakei dalyką, magnetofoną. Aš jiem tą patį pasakiau. Sakau, brangieji, aš pas jūs daugiau neteisiu. Sienos yra, atvažiavo pamokslininkai, yra sienos. Jeigu jums svarbu, kad tik tai klausytų, tegu sienos klauso. Supranti, jeigu jums nesvarbu, man paskaitė pamokslą ir kokį man įspūdį, ką man sako, štai pamokslininkas sako, bet aš sėdžiu, man tuo metu apie tuos pačius dalykus kalba ir Jėzus Kristus. Ir aš nenoriu šaukti jo, aš nenoriu jo nuomonės paneigti, aš tik noriu jam pasakyti, ką man apie tai kalba Jėzus Kristus, kad kalba visai kitaip. Jis nenori klausyti, kadangi aš jam nepritarsiu, jis klauso tik tų bobučių, pamokslininkai, kaip gražiai, kaip teisingai, kaip puikiai, jam tokie reikalingi, aš nesu toksai.
Jeigu aš dalyvauju, reiškia ten mane atsivedė Jėzus Kristus ir aš turiu Jėzaus Kristus mokymą atstovauti. Aš negaliu, jeigu Jėzaus Kristus mokymas vienoks ir aš jį suprantu taip, aš negaliu pritarti tiem, kurie Kristus mokymą supranta atbulai, atvirkščiai. Galėčiau paaiškinti, kaip aš suprantu, kas ten vyksta, kodėl tie žmonės tavim tokie nepatenkinti. Reiškia, dabar įsivaizduok, susirinko žmonės, reiškia, pagėduot giesmes, jie gieda, koks Kristus gražus, koks ir geras, o tu pradedi kažką iš Evangelijos cituoti, tu supranti, sugadini pačią giesmę, tu kišiesi į giesmę, tu tai atvažiavai diskutuoti, šnekėti apie Jėzų Kristų, ieškoti tiesos, o jie atvažiavo pagėduoti ir dėl to gaunasi va toks dalykas, kad skirtingi tikslai, skirtingi rezultatai ir toks susikirtimas. Susikirtimo iš manęs nėra tame, kad aš suprantu, aš vadovaujuosi Bibliją. Kas nesuvokia, tai nesuvokia. Ir aš kartais bandau tą dalyką, tiesiog, aš net nebandau įrodinėti kažką, nebandau ginčytis, bet aš taip pat negaliu ir pritarti. Nes jeigu pritarsiu melui, Jėzaus mokymo atbulam išvirkštiniam mokymui, aš išduosiu Jėzų. Ir štai tu matei, pas mano namus vaikšto mama, visiškai sveika, 91 metų, ir jeigu štai manimi bus patenkinta Jūratė, bus kiti patenkinti bus, aš nepatiksiu Dievui tėvui, kaip sakoma. O mano mamos sveikata priklauso nuo Dievo tėvo. Ir ar ji gyvens 105 ar 110 ar dar kažkiek, priklauso tik nuo Dievo tėvo. Todėl aš visiškai nekreipiu dėmesio, va štai Valdas sako, ar tu jauti tą atmosferą, aš puikiai jaučiu, ar tu jauti, kad štai kitus tu sodini arba keli, aš visą tai jaučiu, bet jie sėda, ne todėl, kad aš juos sodinu, todėl, kad jie yra blogos dvasios, jie vadovaujasi kvailumo dvasia, nesuvokimo dvasia, kokį tik nori dvasia. Jeigu jie vadovaujasi išminties, meilės dvasia, kokia vadovaudamasis aš kalbu, jie kiltų. Tai nuo jų priklauso, ne nuo manęs. Va, man daugiau šito, pavyzdžiui, man gana sunku buvo Viktoro klausytų tiradų, kada jis atsistoja ir varo po 5, po 10, po 15 minučių. Mums visai nereikalingos pagiros. Mums reikalingos, jeigu mes atvažiuojam, ką mes galim pakeisti į gerąją pusę kartu, o ne tą, ką jūs kažkur ten darote. Todėl labai tave gerai, sakykime, pristato ir suvokia Romualdas. Štai, tu darai įrašus, tu privalai bendrauti, būti. Reiškia, jeigu mes be tavęs, mes tik pasikalbam. O jeigu su tavimi, jau mes tą pokalbį, tą diskusiją galim įamžinti ir kiekvienas ir save paklausyti ir kitus. Galbūt tenai kažką neatkreipiam dėmesio, o įrašas gana kokybiškas, net jeigu kažkas pašnibždo kalbą irgi girdėsi, tai labai puiku. Supratau esmę, reiškia, jie tie žmonės, kurie, reiškia, šneka ir jie ką nors neteisingai kalba ir tu galėtum, reiškia, apsimesti ir linksėti galvą. Galėčiau, bet išduočiau Jėzų. Taip, o Tomo Evangelijai taip ir sako, jeigu tu apsimesi norėdamas patikti žmonėms, negausi malonės iš Dievo tėvo. Taip, tave perspėjo ir tu perspėjimo klausai, reiškia, elgiesi teisingai. Iš visų tų žmonių, kurie buvo, tu buvai naujas žmogus, tu mane pirmą kartą matai iš tave, bet tu palikai įspūdį, kad žmogus, su kuriuo galima bendrauti, su kažkuo galima, kažką galima planuoti, padaryti Lietuvoje Jėzaus darbus, taip kaip aš juos įsivaizduoju. Kuris girdi ir bando suprasti. Ne, tu aplamai, tu žmogus stebuklas, aš kažką pasakiau ir tu labai tokia pastaba. Čia kalbama apie Kristų, ne apie Jėzų, bet apie Kristų. Aš puikiai supratau, taip yra, nes Kristus tai yra karalius, Kristus, o karalius yra tas, kuris pilnas meilės dvasios. Tai reiškia, jeigu esi pilnas meilės dvasios, tai tu buvai ir prieš 10 000 metų ir tu buvai visą laiką. O Jėzus tik tai vardas, tai yra žydiškas vardas, kuris buvo suteiktas kūnui, ne dvasiai.
Dvasia Jėzus buvo Kristus. Meilė Kristus yra dvasinis dalykas. O Jėzus yra, kaip aš Romualdui sakau, Jėzus yra berniukas gimęs Marijos gimdoje iš jos kiaušialąstės ir iš Juozapo spermos. Yra Jėzus. Nes Biblijoje parašyta, kad Jėzus yra Dovydo giminės pagal Juozapą. Jeigu Juozapo kraujas ir sperma būtų ne prie ko, tai jis būtų ne iš Dovydo giminės, jis būtų pagal Mariją jos giminė, o Marijos giminė ten galai žino kokią, nes pagal moteris giminiaunių niekas niekada nežiūrėdavo. Tai su Jėzaus kūnu labai viskas aišku yra. Ir gimė jis iš šventosios dvasios. Šventoji dvasia yra meilės dvasia. O bažnyčia teikia, šventoji dvasia yra oras. Gimė Jėzus iš oro, iš nieko, iš šventosios dvasios. Oras ir niekas nėra šventoji dvasia. Šventoji dvasia yra meilė. Ir Biblijoje parašyta daug vietų. Melskitės už jūsų tarpe esančius šventuosius. Tai tie šventieji, iš kurių sklinda meilė. Bet čia turbūt tavo žodžiai. Tu pasakėjai, kad ne tik meilė svarbu ir tiesa. Bet turbūt tiesos be meilės nebūna. Man atrodo, kad čia vis tik tai reiktų visiems pagrindą ieškoti, nes matai kaip yra. Kas yra Dievas? Dievas yra meilė, tikėjimas ir viltis. Ten tiesa nepaminėta, bet didžiausia iš jų yra meilė. Kitoj vietoje Jono ten pirmas laiškas. Dievas yra meilė. Kas nemyli, tas nepažįsta Dievo, nes Dievas yra meilė. Labai aiškiai parašyta. Bet pavyzdžiui, noriu papasakoti apie Jėzų žmogui, kuris apskritai net nesuvokė, kas yra meilė, jam viskas yra pirk-parduok, ten viskas kūnas, daugiau nieko. Tai ir paaiškini, gimė iš šventosios dvasios, tai kažkoks, tarkim, šviesos rutulys atskrido, ten įėjo į tą iššės ir taip užgimė. Tai jau čia jau kažkas stebuklingo reiškia, nes jeigu pasakysi, kaip tu sakei, tai viskas, čia niekai, čia. Ta prasme, žmogus, kuris nesupranta, kas yra meilė, jam reikia kažkaip paaiškinti, kažkaip kitaip, galbūt, aš žinau. Bet stebuklingas ir rutulys, tai bus melas. O šėtono vardas yra melas. Jeigu tu šventąją dvasią pateiki tą rutulį, jeigu tu tuo pasitiki, viskas tvarkoji, tau melo nėra. Bet jeigu tu žinai, kaip aš žinau, kad šventoji dvasia yra meilės dvasia ir aš ką nors kitą sakysiu, reiškia, aš meluosiu. Aš neturiu teisės meluoti. Ir aš tau tik noriu patarti, būk toks pat kaip aš, manau, kad teisingas požiūris, skaityk save Jėzaus mokiniu. Kai manęs klausia, kokį tu bažnyčiai, kokį nominacijai priklausau, sakau, brangieji, aš priklausau tiesiogiai Jėzui Kristui. Jėzus Kristus yra mano brolis, aš jį skaitau dvasios broliu, mūsų tas pats tėvas, Dievas tėvas, aš taip pat turiu gimęs iš vyro ir iš motinos, bet aš susitapatinau ne su savo kūnu, aš susitapatinau su dvasia. O dvasia gimusi ne iš spermos vyriškos, o iš Dievo tėvo. Aš esu dabar Dievo tėvo sūnus. Ir tu mane užtarei, kai kiti kažkiek bandė, oi čia yra kažkas, čia jis čia kažkuo puikuojasi. Ne, labai geras dalykas. Mes visi esame Dievo vaikai, jeigu mes galime būti. Nes, matai, kas tas yra Dievo vaikas? Dievo vaikas yra tavyje aš. Bet jis nėra automatiškai Dievo vaikas. Jis Dievo vaiku tampa tada, kada tavo aš prisipildo gerų ketinimų, netgi meilės. Meilė ten aukščiau, bet bent jau noro daryti gerus darbus, padaryti geresnį pasaulį po savęs. Per šitą laiką turi štai puikus 2 vaikus, auginti už vaikus gerai žmonėmis. Pas mane nėra aplink vaikų, mane jau Dievas nuo to atlaisvino, bet aš nesakau, kad tai yra blogai, nes vaikai praktiškai visi gimsta egoistais. Ir jeigu šalia, ir aš galbūt gimiau egoistais, bet šalia manęs buvo labai mylinti mama, kuri ten ir dirba darbus, ir mane vežas ant dviračio šitas, labai aš tą meilę jaučiu. Ir ta meilės dvasia apsigyveno ir pripildė manąjį aš. Aš nenoriu nieko turėti, aš nenoriu nieko puikuotis, aš nenoriu nieko būti geresnis už kitus, bet noriu, kad mano aš kurtų gerovę toje aplinkoje, kur aš būnu.
Jeigu aš dabar būnu anykščiuose, aš noriu kurti anykščiuose gerovę. Jeigu aš turiu galimybę kurti visoje Lietuvoje, aš kursiu visoje Lietuvoje. Jeigu turėsiu galimybę kurti visoje Europoje, visom pasaulyje, aš taip pat kursiu gerovę. Man Romualdo patiko vienas toks posakis ir aš jį pasiskolinu. Tiesą sakė, Romualdas irgi iš kažkur pasiėmęs. Reiškia, sako, aš esu Jėzaus katalikas. Tai aš irgi sakau, aš Jėzaus katalikas. Va yra Romos katalikai, jie klauso popiežiaus. Va yra graikų katalikai, jie klauso popiežiaus. O dar yra Jėzaus katalikai, kurie klauso Jėzaus. Man Dievas daro labai įdomių kalbų, pasako, įdomių stebuklų. Aš užsiregistravau Facebook'e ir aš užsiregistravau vardu Rytis Lubinas. Rytis, kad būdinu Lietuvą ir pasaulį rytui, o Lubinas, kadangi labai tvirto šaknis, ilgos, labai tvirtai susijęs su savo gimtinė žeme. Man tą Facebooką užblokavo. Aš labai skelbiausi, sakau, aš Dievo sūnus, gal ten. Tai po metų aš klausiu Dievo, Dieve, kokiu vardu man registruotis. Paklausiu ir savo žmonos. Žmona sako, kur tokią pačią anketą Rytis Lubinas. Dievo tėvo paklausiu, Dieve, kaip man registruotis. Atėjo atsakymas, baltasis balandis. Sakau, įdomu, čia Dievo patarimas. Einu į Google, žiūriu, ką reiškia baltasis balandis. Ką, jie visai kitaip elgėsi negu paprasti balandžiai. Juos labai retai vanagas pagauna, kadangi esant pavojui, paprasti balandžiai spaudžiasi prie žemės ir iš viršaus su nagais vanagai juos pagauna. O baltieji eina atvirkščiai, į dangų, į viršų, pas Dievą. Į dangų į viršų, tai pas Dievą praktiškai. Ir jų praktiškai vanagai nepaima. Tai va, šitas dalykas, po to musulmonai gerbė labai baltuosius. Iš Nojaus, kada pažiūrėti, ar nepasibaigė potvinis, išleido balandžių. Žodžiu, aš visai priėmiau. Ir aš gal kokį ir aš ateinu pas evangelikus, aš sakau, niekas negali tapti mano mokiniu, kas neatsisako visos savo nusavybės. Taip yra parašyta Jėzaus žodžiai. Vardas, pavardė mano nusavybė. Aš jų atsisakau ir aš nuo šiol vadysiu baltuoju balandžiu. Baltasis balandis. Tai yra mano dvasinis vardas. Ir man labai tas vaizdas po to gražus dėliojasi. Pavyzdžiui, mes galim suburti daugybę žmonių, daryti gerus darbus. Ir štai tu, pavyzdžiui, važiuoji su mašina ir tavo, supranti, gali būti Lietuvos vėliava, o šalia vėliavėlė mėlynam fone baltas balandis ir plazda vėjyje. Supranti, važiuoja baltasis iš Dievo gvardijos. Supranti, viskas labai gražu. Bet aš gana aktyviai reikšdamasis Facebook'e gavau, aišku, skundų iš moterėlių, kad čia jūs kažką ir man Facebookas čia kurstoma neapykanta, žodžiu, visokių nesąmonių prigalvoja. Ir aš manęs pareikalavo dokumentų ir aš nusinčiau ir man paskyra sako, mes dabar tavo paskyrą pavadinsim vardu ir pavardę. Pagal dokumentus Virgilijus Vaidokavičius. Reiškia tokia Dievo valia. Aš įvykdžiau Dievo valią, baltasis balandis, ir aš bandau atkeisti, po to, kaip sakoma, gali atsikeisti, man atkeisti nebeleidžia. Viskas, jūsų pavardė verifikuota, patvirtinta ir jūs vardo pavardės negalit keisti. Tai aš tik tai galėjau pridėti, buvau pridėjęs baltasis balandis, bet vėliau, kadangi jau tokia Dievo valia buvo, man tą pagrindinį dvasinį vardą nukreipė į kūnišką, tai skliausteliuose parašiau Valstybės gvardija Targon. Tarpusavio gerovės organizacijos nariai. Tikroji, kaip Romualdas sako, tai čia ir yra Dievo karalystė, sakau, tikrai taip. Targon yra Dievo karalystė žemėje. Pasiskelbė Dievo sūnum ir už tai užblokavo. Taip, moterėlės kunigai, aš aplamai, gana reiškiusi, ten Toliatas iš Vilniaus, ten jis rošia, aš sakau, čia yra šėtono tarnas, čia nesklinda, meilė iš bažnyčios nesklinda, čia tušti, žodžiu, čia yra satanistinės dalykus, aišku, moterėlės tokius dalykus skundžia, baudžia, taip toliau ir mane, kadangi man tas Facebookas yra tik bendravimo priemonė ir bendravimo priemonė su Dievo ieškančiais žmonėmis, tai man tas nėra taip skausminga, bet viską tvarko Dievas, čia ne nuo manęs priklauso. Mano reikalas visą laiką sakyti tiesą. Eina jis klebonas, ten pasiruošę su apranga, laukia, kad mašinos, kad įvežtų į laidotuvės. Aš jam sakau, tai važiuojate į laidotuvės, sakau, o kaip klebonė dėl tų Jėzaus žodžių? Tegul mirusius laidoja mirusį. Kada vien mokinys paprašė Jėzus, kad leistų jį palaidoti tėvą. Jis kažką ten suburbėjo, supranti, tai tu mirmi. Aš sakau, klebonė,
neiškraipykite žodžių Jėzaus. Ką jūs manote apie Jėzaus žodžius, tegul mirusius laidoja mirusieji. Eik, vaistukų išgerk. Seniai gal geriai, eik vaistukų išgerk. Matai, mano tikėjimas Jėzumi ir esamas ryšys su Jėzumi visus piktina. Man tas vis tik tai įdomu, aš niekada neprarandu savitvardos. Aš galiu būti emocingas, galiu greitai kalbėti, bet aš lygiai taip pat galiu, kaip tu sakai, ir vakar, štai mes susijungiam konferenciją, aš dabar galvoju, ką, man Jėzus sako tylėk, ir aš tyliu. Jeigu rėkia, tai čia nebūtinai reiškia, kad jis nesitvardo. Yra žmonės, kurie gana silpnos psichikos ir jeigu kas nors ant jų rėkia, tai reiškia, tas rėkiantysis turi valdžią. Aš jam paklusiu, jis mano naujas dievas. Ta prasme, čia būdas toks, reiškia, žmogų pajungti savo valią ant jo rėkti. Neįmanoma. Dievui viskas įmanoma. Nes Dievo neminėkime, mes kalbėkime 10 karių vaikosi diviziją, 40 000. Tai neįmanoma. Bet dvasinė prasme $10 sąskaita gali gainiotis po atvirą jūrą, vandenyną, finansinį vandenyną, milijardinius, milijoninius fondus ir duoti jiem į kailį. Tai yra dvasiniai dalykai. Ir aš ne tai, kad pasakau tą dalyką, aš tą dalyką parodysiu ir parodau, kaip mano $10 duoda į kaulus milijoniniam ir milijardiniam fondam. Tai yra dvasinė reikšmė. Aš kaip žmogus tą dalyką negaliu, bet sąskaita finansų rinkos yra dvasinė. Jos negali pačiupinėti, jos negali nustūpti, negali. Bet ją meti į mūšį ir ji kaunasi ir auga. Iš $10 tampa 11, 12, 13, 14. Kokie tai doleriai? Tai yra po $1 po centą atkasti iš milijardinių fondų. Jie, mano tos sąskaitos, $10 yra nepaprastos, nežemiškos, pilnos dvasinės jėgos ir jos puola tuos milijoninius fondus, kimba jiem į gerklės ir atkanda po kelis centus po $1. Tai yra dvasiniai dalykai. Fizinė prasme, tai yra, fizinė prasme, kipti į gerklę žmogui, tai yra, sakyčiau, žmogžudiška, negražu, šlykštu, bet kada nedidelis $10 sąskaita atakuoja milijardinius fondus, tada jau grožis, tada jau smagu, tada visi žavisi. Gražiai pasakiau? Gražiai. O viešpačio labui tu panaudosi, jeigu tai panaudosi, tave pažįstančių, šalia gyvenančių žmonių labui. Nes tu negali nieko padaryti viešpačio labui, kurio nematai labui, nepadarydamas gerų darbų žmonių, kurie yra šalia tavęs labui. Tai yra šventi dalykai. Ir vėlgi, aš pagalvoju, aš daug kartų galbūt kartosiu, aš kaip Dievo sūnus turiu tokią teisę. Prisiryždamas prie esminio pasakymo šventam rašte apaštalo Pauliaus, tu negalėjai mylėti Dievo, kurio nematai, nemylėdamas šalia esančių brolių. Kas sako kitaip, tas yra melagis. Tai yra tas yra parašyta, o aš galiu dar kitaip pasakyti. Tu negali patarnauti Dievui, kurio nematai, nepatarnaudamas šalia esančiam žmonėms. Tu negali nieko padaryti gero Dievui, kurio nematai, nepadarydamas gero šalia esančiam žmonėms. Tu negali pasimelsti Dievui, kurio nematai, nepasimelsdamas šalia esančiam žmonėms. Tu negali pradžiuginti Dievo, kurio nematai, nepradžiugindamas šalia esančių žmonių. Tai nėra tai parašyta, bet parašyta apie meilę. Bet tai Parašyta šventam rašte, Evangelijoje. Jėzus sako, taip, kai pas jį ateina, sako, viešpatie, mes tavo vardu ten gainėjom demonus. Sako, aš jūsų nepažįstu, aš buvau alkanas, jūs manęs nepamaitinat. Taip. Dievas sako apie tai. Tai aš tą dalyką suvedu. Aš sakau, aš būdamas Dievo sūnumi, aš mąstau kaip Jėzus. Tai, ką Jėzus kalbėjo, jis kalbėjo iš savo minčių. Kaip jis mąstė, taip kalbėjo. Bet niekas daugiau pasaulyje nesupranta. Aš esu pirmasis per 2000 metų, kuris supranta, žmonėms labai aiškiai pasakau. Ir visą tą vietą labai gerai. Ir tą vietą aš netgi VŽB akcentavau.
Ir aš vieno vyruko tokio iš lyderio sakau, kaip skelbti Evangeliją. Jis ten kažką, ten sakau, kaip skelbti Evangeliją. Sakau, nori aš tau paskelbsiu Evangeliją taip kaip Jėzus. Aš tave myliu, mylėk mane. Tai sakau, yra Evangelijos skelbimas. Paskiau kitoj vietoje, aš tau sakau, dabar žiūrėk, kiek žmonių susirinkė. Ten apie 500 žmonių buvo. Dabar žiūrėk, sakau, o jeigu aš dabar garsiai visiems pasakyčiau, aš atvykau pas jūs iš Anykščių. Aš norėčiau pas jūs pabūti Kaune, pasisvečiuoti su jumis pasikalbėti, bet aš neturiu kur nakvoti. Ir kiek man žmonių pasiūlytų nakvynę ir savo namus. Sako, žinau, manau, kad labai nedaug. Tai sakau, bet tai čia Dievo nėra. Nes va, ką tu būtent pasakei, nėra parašyta, kad va, jūs meltitės, jūs pelnysite Dievo karalystę. Ne, jeigu jūs pamaitinote alkaną, jūs einate į avių pusę, nepamaitinote į ožių pusę, jūs pasidalinote drabužiu, taip, taip, jūs gydėte ligonį, taip, taip, jūs lankėte kalinį, taip, taip, lankėte, viskas, čia nėra jokių maldų. Dievui reikalingi vaisiai, meilės vaisiai. Daug tokių atvejų žinau. Tai Anykščiuose susitinku, pakalbinu stotelėje moterį. Ji ten buvusi gydytoja, akušerė, felčerė. Ir jinai sėdė ant soliuko, sako, štai ėjau nuo Kavarsko link Anykščių 8 kilometrus. Sako, daugybė mašinų važiavo pro šalį, aš visas stabdžiau, kėliau, 87 metų močiutė. Jis sako, nei viena nesustojo. Nei viena nesustojo, nei vienas, kad va, mašina važiuoja, čia mano namai, o jinai yra benamė, keliauninkė, aš į savo mašiną paimsiu, nei vienas nepaėmė. Aš šitą pavyzdį ir kitiems pasakau, tai jie bando pateisinti. Ai, dabar šitokie laikai, visokių močiučių yra, čia jeigu ją paims, jį paskiau sakys mane apvogė, kad žodžių žmonės bijo. Nu, aš suprantu, galima bijoti, jeigu eina kokie du girti svirduliuojantį vyrai, bet močiutės, kuri vos paeina ten 85 metų, tai čia yra jau veidmainystė. Arba kitas dalykas, iš veikliųjų žmonių, mane pasikvietė, sako, štai čia Darius Normantas, Panevėžio bendruomenės pirmininkas, kuris čia atvažiuodavo, ir jis man paskambino, sako, važiuojam ten, žodžiu, tu, sako, norėjai į sodus kažkokius, o sodai yra ten tokie, kad jisai buvo nekilnojamo turto agentūros tarpininkas ir yra visokių sadybų palikta ir ten prašo parduoti. Ten buvo rugpjūčio mėnuo, yra obuoliai, yra slyvos, žodžiu, ir mes važiuojam į Kavarsko. Ir išvažiavus iš Anykščių, gal kokius Anykščiai, Kavarskas, čia į šitą autostradą einant, ir žmogus stabdo, supranti šitą, aš iš karto, žinai, šalia, sakau, stojam, taigi žmogus prašo, mes dviese važiuojam, štai sėdynė laisva. Ne, turėsi savo mašiną, galėsi vežti. Nu, man tas dalykas, koks tu krikščionis, kokia tu atjauta, jeigu davai mes suburkim savo šitą sektą, mes sektos vardu čia renkime renginius, mes tenkime surinkti daugiau pinigų, negu mes jiem ten per banketą juos pamaitinam ir paskui skaičiuokim, kaip čia mums pelningai, kaip čia mums Dievas davė pelnus. Tai gal ne Dievas čia davė pelnus, čia gal vėlgi ta satanistinė pakraipa duoda pelnus. Jeigu jis kiekvienu atveju taip sustotų, sakytų, va, koks nors žmogus purvinas į mašiną, nors aš jį pagirčiau, sakyčiau, aš liūdėčiau, sakytų, va, koks jis žmogus, o dabar aš liūdžiu priešininkui, aš turiu kalbėti tiesą, aš jo nesmerkiu, kadangi aš nutilau, sako, nu ką, sako, turėsi savo mašiną, galėsi stoti, supranti, man čia nenurodinė, kada stoti, supranti, aš jam nenurodinėjau, aš jam, šalia esantis patariau, paprašiau Dievo vardu. Jeigu įrašui dėl klausimui aš kalbėčiau labai mažai, labai apgalvotus žodžius, nes matai, kaip Biblija sako, kvailys kalba daug, reikia kažkaip tai ir pasakyti, ir esmę pasakyti, ir lėtai keliais žodžiais. Tai būtų toks interviu, taip turėtų žmonės darytų pagal Jėzaus ir apaštalo, sakykime, Pauliaus patarimus. O kada va taip be įrašo, grinai su žmonėmis bendrauju, aš bendrauju kitaip. Kaip aš sakiau, aš stengiuosi per trumpą laiką kuo daugiau pasakyti. Ir vėl nutylu ir sakau, štai kitam žmogaus prašau kalbėti. Aš pasakyčiau tai, ką aš visada kalbu. Aš kalbu į Dievo tėvo akise ir aš nuo nieko neslėpiu. Bet kitas dalykas, Jėzus siūsdamas mokinius į žmonės, aš iš principo, va taip viešai bendraudamas, aš einu žmonės. Ir Jėzus sakė, būkite
gudrus kaip žalčiai. Reikia labai apgalvoti, labai protingai. Ir ne tai, kad visą širdimi save parodyti, o gal taip, kad liktų širdis, bet kad įtilpti į tai, kas priimtina ir kas malonu klausyti. Iš principo sakyčiau taip. Jeigu tai, ką aš kalbu, kažkam yra malonu ir kažką stiprina, taip. Bet jeigu kažkas silpnina arba sodina žemyn, galbūt to nereikia. Nes aš neturiu tikslo nieką sodinti žemyn. Aš noriu žmonės, jų dvasia pakilėti aukštyn, link Jėzaus, link dangaus. Aš dabar nepaskaitysiu Evangelijoje pagal Tomą. Pasakyta, kad šviesa turi būti ant aukšto kalno ir visiems matoma. Jeigu Kristaus vardu aš kažką darau ir darysiu Lietuvoje per artimiausius 20 metų, tai visi fondai, visi sąskaitos turės viešą pasaulinį monitoringą ir visas pasaulis pagal nuorodas turės galimybę matyti, kaip iš $100 tapo 105, 110 tūkstantis, 10 tūkstančių ir taip toliau. Tai aš iš karto užsitikrinu apsaugą nuo bet kokių kritikų, kad čia kažkokie šaraškinai, kad čia kažkokie stabmeldėjai, kažkokie čia bažnytiniai Jėzaus mokiniai. Aš manau, kad aš renkuosi šitą kelią. Tai šiuo metu aš tau pasakiau pirmasis idėjas, ką aš noriu konkrečiai daryti ir aš darysiu Jėzaus Kristaus labui ir Jėzaus Kristaus garbei. Jėzų Kristų reikia garbinti darbais, drąsiais darbais, kaip Jėzus mokė. Būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Tik tai būdami drąsiais, tik tai būdami Jėzus mokiniais, mes drąsiai nersime į pasaulio vandenynus, pasaulio finansinius vandenynus ir mes ten būsime nesustabdomi, nenugalimi, nes mes Jėzaus Kristaus mokiniai. Prisiminiau šitą per Juraičio ten dabar laidą Juraitis, dabar jau jie daro religinės laidas. Kai vedantysis satanistas yra, bent jau aš taip manau, kad satanistas, bet aš neskubu teisti, kaip sakoma. Gerai, nuomonę reikia turėti. Yra įrašyta, kad jisai, reiškia, tas pamokslininkas, jisai cituoja iš Evangelijos, sako, demonai irgi tiki ir dreba. Tai tas vedantysis sako, tik aš nedrebu, sako. Jis ne pats pripažįsta, kad jisai, vieną kartą Juraitis sako, taip pasišneki su Dievu, sako, pasišneko su šėtonu žymiai dažniau, sako. Ir ten buvo, čia aš apie formatą tos laidos, ir du tokie krikščionys tokie. Vienas pamokslininkas ten iš Greimo kažkokios tai bendruomenės, o kitas tiesiog toksai ne iki galo išventintas katalikų, reiškia, toks irgi tikintysis. Ir pirma laida iš ties silpna buvo. Ir ten, reiškia, buvo paminėta irgi vieta, kur Jėzus rodo, reiškia, pirštų į tą įstatymą, Seną testamentą ir sako, parašyta, kad visi yra Dievo vaikai, kam skirtas šventas raštas. Ir jis sako, šventas raštas, jisai buvo skirtas jis buvo teisėjams, didžiūnams, jie Dievo vaikai, o visiems kitiems jis neskirtas. Aš sakau, humoristas, juodas humoras. Šiaip ką pasakėjai apie tą satanistus, matot, satanistas ne tas, kuris sakosi, aš esu satanistas. Šiaip iš principo aš galvoju, kaip žmonėms paaiškinti. Dievas yra meilė. Jeigu iš žmogaus veido, iš žmogaus kalbos sklinda meilė, tai jis yra Dievo vaikas. O jeigu iš žmogaus sklinda piktis, neapykanta, rėkimas, kada, matai, kartais gali rėkti žmogus ir dėl to, kad jis, jis yra garsiakalbis, pavyzdžiui, šalia daug yra, biški neprigirdinčių žmonių, ne tai, kad kurčių žmogus įpranti garsiai kalbėti. Ir štai, jeigu aš, pavyzdžiui, tave sunkiai girdėčiau, aš pradėčiau rėkti, nes man atrodo, kad jeigu aš tave blogai girdžiu, tai ir tu mane blogai girdi. Reikia tai, ką mes perskaitom Biblijoje, ir jeigu mes skaitome, kad tai yra gerai, mes negalim.
žiūrėk, perskaičiu, dabar aš į savo namus, savo šitam kambarėlį Jėzų žodžius uždarysiu ir niekam nerodysiu, nieko nedarysiu. Taip nebus teisinga. Savo kambarėlį gali pasimelsti, bet Jėzaus mokymą turi paversti kūnu ir parodyti gyvą Jėzaus mokymo įgyvendinimą. Kaip aš galiu visiems sakyti, štai aš kuo puikiausiai suvokiu Jėzaus mokymą, bet tai bus jokios vertės neturės, jeigu aš savo suvokimo nepaversiu visiems suprantamais vaisiais. Ne kiekvieną dvasią nuo Dievo, ištirkite pagal vaisius. Jeigu aš esu Jėzaus mokinys, tu esi Jėzaus mokinys, mes turime bandyti sukurti tokius vaisius, dėl kurių niekas pasaulyje nebejotų. Ar tai Jėzaus vaisiais, ar tai satanistų vaisiais. Vaisiai turi būti pilni meilės, pilni gėlios. Čia ne garantijos reikia, čia reikia susitarimo. Ten, kai organizuoja, aš esu matęs, kaip tai vyksta, organizuoja, reiškia susitikimai ir reiškia tarnavimas. Ir sako, kas nori atlikti tarnavimą dėl vaikų. Turi būti 2 moteriškės, yra atskira patalpa, jos ten žaidžia su jais, ten daro viską, ką reikia. Ta prasme, jeigu nebus tų tą tarnavimą užsimaniusių atlikti moterų, tai viskas. Šio reiškia, tada tu skelbi, kad susitikimas be vaikų ir jau dalyvauja tik tie, kurie gali be vaikų ir viskas. Labai paprasta, čia yra susitarimas. Bet man labai patiko bedieviškas susitarimas, kad būtent 2, nes vieną, man reikia tualetą nueiti, dar kur nors, o kai 2, tai viena kitą pavaduoja netgi tokias smulkmenas. Ką tai man pasakė Narmontas, aš šitą dalyką pagirsiu. Sako, štai, sako, apie lėktuvus. Krenta lėktuvai. Sako, jeigu būtų lėktuve nors vienas tikintis Jėzumi žmogumi, tam lėktuvui Dievas neleistų nukristi. Nors vienas, supranti. Ir lėktuvas nenukristų. Reiškia, tie, kurie lėktuvai nukrito, ten buvo visi bedieviai. Apie tai kalbėjau tame savo, reiškia, kur įrašė, kur tau daviau, kur nežiūrėjai. Nesvarbu, nežiūrėjai nieko tokio, jisgi ne tau skirtas buvo. Šiaip, aš kalbėjau apie tai, kad, reiškia, protingi, reiškia, aviakompanijų viršininkai turėtų visada samdyti žmogų, kuris tik Jėzumi Kristumi, kad jisai dirbtų būtent keliai ir mokėti jam algą už tai, kad nekristų lėktuvai. Ne, tai nebus tikėjimas, tai bus, aš pasakyčiau, pasipinigavimas Kristaus, tai nebus tikėjimas, matai. Ne, tai tas žmogus yra tikintysis, jį galima netgi apgauti. Pažiūrėk, tu sakai, tam tikinčiajam, sakai, reiškia, klausyk, man yra labai didelis, reiškia, reikalas žmogaus, aš tave samdysiu, aš tau moku į dieną $1000. Aš tave siūsiu į visokias konferencijas, tu tenai užrašinėsi, ką šneka tam tikrom temom. Ir tas žmogus, jisai tiesiog atlieka savo darbą, jis sėda į lėktuvą, jis skrenda į tą konferenciją, o ten niekam neįdomu, ką jis ten užrašinėja, ką jis ten dar, jiems visiems įdomu, kad jis būtų lėktuve tuo metu. Ne, aš manau, aš dabar klausau ir galvoju, dabar žiūrėk. Matai, aš esu Kristaus mokinys, Kristaus brolis, kuo tik nori, Kristaus įpėdinis, kuo tik nori. Ir aš puikiai žinau, kad kad ir skraidysiu po visą pasaulį, tie žmonės, kurie bus su manim lėktuve, niekada nenukris ir niekada nebus. Tai prašau aš. Gerai, kiti, pavyzdžiui, tu nori lygiai taip pat. Gerai, Mindaugai, būk tokiu pačiu kaip aš, giliai tikėk ir pasitikėk Jėzumi Kristumi ir tai tau tas pats bus. Lygiai taip pat kitiem. Tai dabar tas žmogus, kuris, pavyzdžiui, bedievis, sakys, tu man, tai gaunasi tikėjimas. Jeigu tas bedievis sakys, pasamdyk žmogų, kad jis su mumis skraidytų, tai tu pats patikėk tuo Jėzumi, taigi nesunku patikėti. Palauk, tai jisai jau patikėjo, bet jisai vienas negali už visą kompaniją skraidyti. Jisai pasamdė būtent kitus tikinčius. Kompanijos lėktuvai nekristų. Taip, jie čia ne jo asmeninis, o kompanija, jis kompanijos viršininkas, jisai supranta, kad kris lėktuvai ir ką daryti, ir jisai rado. Virgilijau, nuodėmė yra vidinis veiksmas, o išorėje gali atrodyti netgi kaip labdara. Atėjo žmogus tau davė pinigų, o iš tikrųjų, kas buvo, tai mesgi nežinom. Galbūt nuodėmė buvo. Kas davė tam, kad atimtų iš tavęs vėliau.
Ne, tada grįžtam toliau. Kas yra nuodėmė? Aš tada noriu konkretaus atsakymo. Aš jį pasakysiu, nes ko klausiu, aš pats žinau. Vidinis veiksmas, kurio tikslas sunaikinti meilę. Ne, tai čia paprastas pasakymas. O pagal Evangeliją, kas yra nuodėmė? Kas tas yra Dievas? Mylėk viešpatį savo Dievą. Šitas įstatymas galioja visom pasaulio tautom ir visais laikais. Mylėk viešpatį savo Dievą, o tas viešpats tavo Dievas yra aš. Tai žodžiu, jeigu tavyje aš nėra, tai tu negyveni. Bet tu savo į aš realiai pajauti viešpatį tik tai kažkokiais tai 4-5 gyvenimo metais, nuo kada tu atsimeni savo gyvenimą. Nes kai sako, štai buvo tie apipjaustomi berniukai 7 dienų. Nu, su manim tegul daro, ką nori. 7 dienų, aš tikrai nepasakysiu, kad man skaudėjo. Reiškia, mano dar nervų sistema nepriima. Aš gal tuo metu, aš negaliu pasakyti, ar kūdikiui skauda, nes aš žinau, kad man 5 metų angina pjovė, man skaudėjo, aš atsimenu. Viskas, iki 5 metų aš nieko neatsimenu. Mano aš dar nebuvo žmogus. Aš, pavyzdžiui, pamenu, kaip parsivežiau sūnelį, ne ką tik gimęs, jau biški daugiau nei ką tik gimęs. Ir jį reikia maudyti. Pripyliau vandens, man atrodė gerai, iš tikrųjų buvo per šaltas. Įdėjau, vaikas raudojo, nepatenkintas labai. O po to supratau, kokia turi būti temperatūra, įdėjau tokią tinkamą, jis toks palaimingas, laimingas, toks tenai tam vandenį. Tai jaučia tie vaikai, jaučia. Nėra taip, kad jie nieko ne. Ne, aš ne dėl to, kad nejaučia, nes kad verkia, žinai, ten ar iš kaprizų, ar dėl to, kad skauda kažką, bet esmė tame, kad jų, nežinau, kodėl jie to dalyko neatsimena. Tai va tas dalykas, matai, kaip sakoma, tai šventam rašte, aš tavo aš su tavim buvau nuo pat tavo, pirmųjų dienų. Jėzus Kristus su mumis nieko nebūna nuo pirmųjų dienų, o nuo pirmųjų dienų su mumis būna tavo žmogaus aš. Aš kalbėjausi su draugu, važiuodamas, atrodytų, sako, ir gyvūnas, ir žmogus, tas pats gyvis, jis vienodai, nors Dievo kūrinys, o nieko panašaus. Štai, avis atsivedė ėriuką ir jis iš karto bėgioja, o žmogus gali išgyventi tik tai per meilę. Jeigu jį aplink yra kažkas, kas jį myli, kas jį ten sušildys, kas jį pamaitins, jis išgyvens. Ir kitas dalykas, kas yra vertingesnis, ar vaikas, ar suaugęs žmogus. Pavyzdžiui, jeigu trūksta maisto, kas turi mirti? Jeigu su 30 mečių, tai matyt vaikui. Bet jeigu su 90 mečių, tai matyt 90 metais. Tu man čia pritariai, nes aš apie tai. Nes aš Biblijoje skaičiau anksčiau, bet man tai yra labai svarbu, nes man Dievas tą akcentavo. Sako, kada iš lizdo imsite ten kiaušinius ar kažką maistui savo, maistui paimkite jauniklius ir nelieskite paukščių. Reiškia, Dievas sako, kad pirmoji turi būti vaikas. Tai tie iš šitos pusės žiūrint, jeigu dabar Lietuvoje yra skurdas ir jeigu mes, pavyzdžiui, Lietuva yra labai skurdi valstybė ta prasme, kad štai, pavyzdžiui, Šiaurės Korėja, kurią pas mus niekina, aš pasižiūrėjau, teritorija tokia pati kaip Lietuvos, žemė derlingesnė Lietuvos, bet jie išmaitina 25 milijonus, o Lietuva nesugeba išmaitinti 3 milijonų, nes Lietuvoje yra ta žemė priklauso gobšiams, ji yra netarnauja visai tautai. Tai iš čia aš pagalvojau taip, kad labai svarbu, kad būtų žmonės išmaitinami. Bet vaikai, sakykime, kūdikiai, jie tik tai valgo, jie nieko tik nesideda. Todėl tas dalykas, kad štai nereikia daryti aborto, tai yra kūniški žmonės sako, kad štai vaiko gyvybė, čia tvarkoj gyvybė, jau jis ten žiūrėk, jis juda, jau gemalas jaučia. Esmė yra tame, žmogus tampa žmogumi tada, kada jis pradeda daryti meilės darbus. Kūdikis ir vaikas negali meilės darbų daryti, nebent koks nors savarankiškas berniukas 5 metų jau gali suskaldyti malkas. Matai, Dievas tau atsiunčia vaiką, tu paimi su replėm ir traiškai jam kaukolę. Nežinau čia. Bet vaikai nežudyk, bet vaikai gimę,
jų daug, Lietuvoje maisto trūksta, jie nieko neprisėdami maistą ėda ir dėl maisto trūkumo tie vaikai žudo suaugusius žmonės. Ne, tai čiagi reikėtų abortą jau daryti tiems mūsų kažkokiems gobšiams, kaip tu sakai, va ten reikia abortus daryti. O vaikas, jeigu jis gimsta tik tam, kad taptų gobšiumi, irgi jis toks, ar reikalingas jis toks. Bet čia Dievas turi spręsti, kas čia bus. Ne, tai Dievas išsprendžia. Taip, Dievas išsprendžia. Ta abortų kultūra yra irgi, jinai ne iš dangaus nukritus, kaip sakoma, Dievas patvarkė. Va, man davė mintį, va kodėl, pavyzdžiui, jeigu matai, kad yra, padarė abortą ir tai nėra nusikaltimas ir žmonės primerkė, va, jis būtų išaugęs žmogus, jis nebūtų išaugęs žmogus, jeigu būtų išaugęs žmogus, kaip aš sakau, niekada nebūtų padarytas abortas. Dievas žinojo, kad iš jo išaugs žmogžudys ir todėl jam buvo padarytas abortas. Ir žmonės to nenori paisyti Dievo valios. Kodėl daug kai kuriuos išgelbė, pavyzdžiui, atsimenu vienas mūsų kaime korėsi vyrukas, tai jį nukabino gal 3 kartus. Reiškia, Dievas jam, kad jis nepasikartų, Dievas atsiunčia žmogų, kuris tam vietą pamatys ir jį nukabins. Jeigu žmogus pagal Dievą dar yra negalutinai sugedęs, jeigu jis skęs, Dievas duos kitiems žmonėms galimybę matyti ir išgelbėti. Jeigu jam skirta nuo Dievo nuskęsti, jo niekas nematys. Nes Dievo dar garbei daromi tie dalykai, kuriuos tu nori daryti. Va, ką aš sakiau, nuodėmė. Jeigu tu, pavyzdžiui, aš nenoriu rinkose prekiauti. Jeigu pas tavę tokia vidinė nuostata, tu neprekiauk. Nes jeigu tu nenorėdamas vis vien prisiversi prekiauti, tu darysi nuodėmę. Tu neturi daryti tai, ko nenori. Tai ir aš visiems žmonėms tą dalyką paaiškinsiu. Taip ir paaiškinta šventame rašte. Tai nėra taip, kaip bažnyčioje sakoma. Va, žinok, sekmadienis ir aš nenoriu, eit kunigas sako. Bet va, žinau, kad reikia tarnauti. Nu, aš matau nuodėmę. Jeigu tu nori, reiškia, tai to nori Dievas. Jeigu tu nenori, tau tą vidinį nenorą irgi atsiunčia Dievas ir tu nepaisai Dievo nuomonės ir sakai, nesvarbu, kad aš nenoriu, aš privalau, aš turiu pasišventęs Dievui, man nesvarbu, kad aš to nenoriu melstis, aš melsiuos, nenoriu eiti į bažnyčią, aš eisiu, nenoriu ten, kad važiuoti pas ligonį, aš važiuosiu, nes reikia, čia aš patarnauju. Čia nėra patarnavimas Dievui. Tu eini į depresiją, jeigu tu eini į dvasinę mirtį. Aš labai daug galvoju, iš kas yra dvasinė, kada mirtis. Mirtis yra, kada žmogus pasijaučiantis negyvena, bet egzistuoja. Jis pasijaučiantis negyvenantis egzistuoja, kada jis liūdnas, nes nuolat daro tai, ko nenori. Tai čia kiekvienas žmogus išprotėtų. Ir aš išdurnėčiau, jeigu aš daryčiau tai, ko nenoriu. Tau va tą vidinį norą sukelia Dievas. Žinodamas, tai yra tas noras, tai yra tavo Dievo rodomas kelias. Kokiu principu tau Dievas rodo kelią, ką daryti, sukeldamas tau norą.